2018 metų Audi SQ5 Premium Plus komplektacija, 107 000 mylių, Mannheimo aukcionas, draudimo nurašytos mašinos, kaip matot, sveikos, nedaužtos. Birželio bus 12 aukcionas, galima pirkti šitą automobilį, buy now 16,5 tūkstančio dabar yra įsidėtas. Bet aišku, galima visą laiką pamėginti ir nusipirkti per gyvą aukcioną šiek tiek pigiau. Tai jeigu kam įdomu, susisiekit, kaip matot, V6, 3 litrai varikliukas, visi 4 varomi ratai, baltas spalva, vidus juodas, rombinės sėdynės, rekarinės sportinės, Alcantara prie durų, karbonas, Bang & Olufsen aparatūra, kirstas vairas, šildomos sėdynės, automobilis užsiveda tvarkingai. Kaip matot, viskas čia švaru gražu, ar netgi yra stikeris, Windows stikeris vadinamas, nauja, kainavo $62 000. Varikliukas dirba gražiai, čekų nemeta, juodos lubos, panorama didelė, gana aukštą turi aukciono įvertinimo, 4,3, tikrai labai tvarkingas automobilis. Čia irgi oda tvarkinga, neišsėdėta, nesuplėšyta. Iš kėmbalo pusės, aišku, bus kažkokių vienas kitas pabraižymas kosmetinis, bet įvertinimas aukciono 4,3, tai gan aukštas. Kaip ir sakiau, ant galinio bamperio, 1, 2, 3, tačiau standartas. Bagažinė turi pilną komplektą visą, atsarginis ratas. Šitoj pusėje diskas vienas kitas pabraižytas. Šitoj pusėje biškį murzina, ne visi įbrėžimai matosi. Bet čia irgi atrodo viskas irgi neblogai. Ant durų yra pabrėžimas nedidelis. Čia ant ratų irgi pabraižytas, ant priekinio sparno bei bamperį šiek tiek kliūvė. Parkai priekin gale. Čia murzina. Tai va, jeigu kam įdomu, parašykit asmeniškai, galėsiu paskaičiuoti, kiek jisai kainuotų iki Lietuvos jau po muitų, po mokesčių pilnai iki kiemo.